Sveiki, aš esu Laurita. Ir čia mano antras mėnesis Tailande. Šiuo metu sėdžiu tiesiog lyjant lietui pas kažkokius žmonės namuose. Laukiu, kol nustos lyt lietus, nes nusprendžiau keliauti su motoroleriu. Tai pažiūrėkim, kaip man sekėsi. Labas rytas, ką tik atsikėliau, šiandien šiek tiek ankstyvesnis rytas. Atsidariau savo duris, kad turėčiau šviesos. Ir šiandien yra paskutinė diena šitam sandėliuke. Galutinis tikslas mano bus Krabi hostelis baseinu, tai norėčiau ten praleisti kitą savaitgalį. Šiandien yra sekmadienis, tai aš turiu kokias 4 dienas ten nusigauti, kad penktadienį, šeštadienį būčiau ten. Susidėjau lagaminą daiktų, kuriuos palieku čia. Apžvalga daiktų, kuriuos imu tiek drabužių. Mano kosmetinė, šampūnas, visokie dalykai. Čia yra visokie nuo saulės kremai. Turime tašę, drabužius, kosmetinę. Nu gerai, nusipirkau duštus, dabar varau atgal į hostelį, prisikabinsiu ir važiuosime. Wow, kokia aš jaučiuosi backpackerė, tik tai tiek, kad aš ne backpackinu, o aš backdrivinu. Važiuojam. Tai kaip ir plano nėra, stosiu visur pakeliui, kur norėsiu, planuoju apie 4 stoteles. Į mano tikslą pasirodo, galima tik laivu nusigauti, apie tai vėliau, tai paliksiu savo motorolerį Krabi. Sustojau šiek tiek prie šešėlio. Žiauriai karštą važiuoti, jaučiu, kad turiu užsidėti kelnes, nes labai nudegu važiuodam. Tai čia vas pardavinėja ananasus su Prada. Kutė, nebėra. Ką čia žinokit šalis? Išsimsiu tušinuką, noriu užsirašyti emergency numerį. Motoroleris neturi dokumentų, kol susiras mano artimuosius, čia gali užtrukti. Dabar jau tikrai pasiruošusiu su kelioniai. Važiuojam. Na ką, jau esu pabaigoje salos, tuo išvažiuosiu per toks tiltas yra, tai per jį išvažiuosiu. Tai realiai nežinau, kur miegosiu, tai galvoju persikėlus per tiltą ir susirasti, kur miegosiu. Šiaip sekėsi neblogai, tai tiek. Dėl policijos šiek tiek, tai aišku baisu, nes aš neturiu dokumentų motorolerio, aš neturiu teisių galiojančių čia. Tai faktas, kad aš nežinau, ką pasibaigtų, bet kas nerizikuoja, tas nekeliauja su motoroleriu per šalį. Aš nežinau, kiek tiksliai keliausi, bet planas kol kas 1-2 savaitėm keliauti. Jaučiu, kad lyt pradeda, tai tikiuosi, kad spėsiu nuvažiuoti iki savo viešbutį. Tas viešbutis toks tai nice, užsisakiau King Room, tai po hostelio čia man bus atgaiva. Tai jeigu įsilis, po to čia galiu praleisti ir valandą. Truputį lyja, gal spėsiu, ką žinau. Let's try. Pasiruošiu, kad kai truputį mažiau lys, iš kartos noriu pamatyti saulėlydį savo viešbučio. Norėčiau būti viešbutį, o ne degalinėje. Nu, va tikra backpackerė esu. Mano, bet, pavyzdžiui, taršė dar nėra neperšlampama, tai peršlampa, tai žodžiu, kaip ir neturėčiau čia nieks susipat. Back motorbikerės gyvenimas, ta prasme, kelia toks į mano viešbutį. Atvažiavau, jis iškart pasitiko arkliukas. O, wow. Šiandien aš gyvensiu virš debesų, o jūs? Tai fainai iš tikrųjų yra neturėti plano, nes tu užsibaigi savo kelionės tokiose vietose. Man tiesiog buvo pakeliu. Taip pat ir užbaigsiu šitą vakarą. Pailsėti, šiek tiek skauda užpakalį nuo važiavimo. O rytoj nežinau, kur mes varys. Šiaip tai, wow. Labai gražu. Šiaip apie patį viešbutį, nes tikrai manau, kad kas žiūrės, norės čia atvažiuoti, bet čia šilto vandens nėra. Šiaip nėra tvarkinga tikrai šitam viešbutį. Bet kai iš kaimo tai paprasta mergaitė, tai man tai dzin. Palindau po šaltų greitų dušų ir išgyvensiu, aš neplovus galvoju šitą dieną, nieko tokio. Kuriem nesvarbu ir jiem faina, kaip man yra tiesiog vaizdas, vienai nakčiai super. Tikrai būtų galima likti ir antrai dienai. Turiu ir savo ekskursijų, kažkur palaipio, tradale. Mano planas yra judėti vietos vietą. Taip ilgai sėdėjau tam savo hostelį, kad dabar tiesiog noriu veiksmo. Kol kas iš mano tokios patirties backpackinimo pasakysiu 3 svarbus dalykai, ką reikia susim turėti. Pirmai reikia turėti bateriją, žodžiu, papildomą. Galėtum pasikrauti savo devices. Tada vaistų dėžutę. Žinėjant, tai pakeičiant vietas, tai aš turiu vaistų dėžutę nuo visokiausių dalykų, kas gali atsitikti čionais. Turėti nuo uodų purškiklį ir nuo saulės ir važiuojant užsidengti viso kūno. Tai vat,
Tiek kol kas. Ką, ready to go? Šiaip esu labai kompaktiškas žmogus. Nėra pas mane oro, tai pripūs man dabar oro. Viską patikrino, sakė viskas gerai, sakė gera kaina. Už 7000, kur nusipirko pilotė. Tai va, liuks, galiu važiuoti toliau. Žiūriu kažkokie dalykai, sakau, kas čia yra? Sako, čia yra maistas, tu gali valgyti. Can I buy only one? Per one? 20. Okay. Can you show me how to eat it? Jaučiuosi kaip panda. Good. O, pirmas maistas šiandien. Žinau, kad matau. Ir niekur pusėtė tokių nebuvo, o būtent čia, važiuojant. Labas. Sėdžiu, vėdinuosiu galvą, nes taip karšta važiuoti, aš nemoku, paaiškinau, važiuoju apsipilti. Tok atnešė vandens, kad apsipilčiau save, nes man taip karšta, aš bijau, kad aš šituoje palpsiu tada. Išsimaudysiu. Mama, nežiūrėk. Tai nenaudosiu dantų. Tai nesvarbu. Nu jau reikėjo, nes šiaip tai bijau, kad čia galima kokį karščio gauti. Tai va čia laikau, o čia yra mano pasas, daugiau pinigų ir net nežinau, kas ten dar yra, kažkas ten dar nuo saulės, būtinai apsauga iš Martiderm. Pasimiau dar vieną išsinešimui. Pakeliui yra nacionalinis parkas, tai būtinai turiu užsukti, tai plano neturiu, bet varau tenais. Kur miegosiu šiandien, dar nežinau. Atvažiavau. Aš visiškai viena. Čia smagiausia dalis, kad aš visiškai viena. Aš dar neturiu kur gyventi, tai realiai aš turiu susirasti kur gyventi pirmiausia, ten nuvažiuoti. Susiradau, žodžiu, chatą, 11 eurų, nuolaida nuo kem 3 eurų. Tai pažiūrėsim, kiek kainuos, jeigu aš nuvažiuosiu į vietą ir neužsisakysiu dabar. Per bookingą būtų 11 eurų, plus mokesčiai kažkur ten euras 2. Toks vat kelias iki mano viešbučio. Va čia vat su vaizdu į šitą didelį kalną. Atrodau, taip ir jaučiuosi. Noriu į dušą ir tiesiog valgyti ir viskas. Dabar yra 5 valandos, saulėlydis bus tuoj, tai einam rezervuoti kambarį. Toks va vaizdas. Pasiūlė už 17 eurų kambarį, sakau, ne, tada aš per bookingą užsisakysiu. Tai užsakiau per bookingą ir buvo tiesiog pigiau. Tai va, pats vaizdas pro langus. Turim baseiną. Tai pilna žmonių, faina, bet čia nieks nei kalba angliškai, nei turi angliškų meniu, tai esu reiškia jau tikrai tokiam Tailande. Tai rinksiuosi iš paveiksliukų. Visiškai žmonės nekalba angliškai, visi tokie tiesiog gyventojai ir aš. Tada prie manęs žmonės, nors ir yra lygtai staliukų, bet prisėda prie manęs, tai nežinau, visi kartu valgysim. Tiesiog priėjo žmogus ir kažką pasakė. Pranta, kaip paaiškinti, ir tada aš daviau vertėją, jie parašė ir ten parašyta buvo, tau nereikia mokėti, nes mes jau sumokėjom už tave. Ir aš už visą staliuką mūsų tavo 4 žmonių, kažkoks tiesiog vyras sumokėjo už mus. Ir aš sakau, kodėl, sako, jis normalu, tipo. Aš net nežinau, kaip jaustis, kaip čia elgtis dabar. Nu, taip atrodo su savo daiktais. Varau pas dramblius, dar nemačiau dramblių, nors esu jau čia 1,5 mėnesio. Tai va, tai šiandien planas nėra plano, taip pat nežinau, kur miegoti. Važiuojam. Šiaip naudojimas čia plastiko yra nežmogiškas. Va čia valgau, užsisakiau, tiek pat plastiko gavau. Aš šiaip žiauriai gerai, čia kiaušinienė. Va, kaip ilgai užsisakinėjau, kaip noriu, va, užsisakysiu tos kavos. Tai reikia sakyti coffee in moon. Čia yra taip karšta, kad aš net nesistengiu gerai čia kažkaip atrodyti. Aš esu labai chill keliautoja, motorolininkė. Dabar pas mus yra 2 dienos, aš valgau pusryčius, geriu kavą, važiuosiu toliau, kur nežinau. Tai nesu ta crazy keliautoja, kur ten keliasi 7 ryto ir eina kažkur su savo didelė taše. Ne, aš chill. Žiauriai juokinga, ką tik bandžiau paaiškinti vienam žmogui, ko ieško. Aš ieškau dramblių, tai taip rodžiau. Telefon. Sugalvojau, ką tik bairį. Galėčiau dar nesakyti. Tu gal buvęs Tailande? Sakytų, o ką? Sakyčiau, nes geras aktorius.
suprantat bairį? Nu, nes, tipo, Tailande reikia gerai vaidinti, kad čia susikalbėtum su žmonėm. We are here. Situacija tai va tokia yra vartai, žmonių nėra. Jau tiek atvažiavau. Tik let's make it clear, aš neskatinu taip landžioti, kur nedirba niekas. Šiaip tai skatinu, nes kodėl ne. Nu, tai čia vat yra. Čia yra New Home for Retired Elephants. Tai aš tikrai neskatinu varyti ten, kur jodinėja ant dramblių. Okay, I want to only see it. Nėra dramblių. Kapunka, bye. Na, bet vis tiek atvažiavau. Susirasim kitą vietą. Nežinau, šiaip daug dalykų nedirba, gal dėl to, kad ne sezonas. Tai dar atsakysiu klausimą, kuris man dabar pačiai turbūt būtų kilęs. Ką darau su daiktais, kai varau visur laipioju, palieku motorolį ir tiesiog ant gatvės. Visus daiktus palieku tenais, nes tenais nėra nieko vertingo, ten yra tik tai mano rūbai ir kremai, šampūnai ir panašiai. Pasas čia, pinigai ir telefonas ir net pakrovėjas čia. Taip, kad ir pavogtų mano visą tašę, tai išgyvenčiau. Nu, žiūriu, tokiam turgui kažkokiam čia visai, nežinau, 350, tai už 300 tikrai man parduos. Tokia didelė kuprinė, gal patogiau būtų keliauti. Kaip keista, kad aš perku kuprinę. Nu va, nusipirkau kupšę. Varom pritaisyti ją prie mano motorolerio. Atvariau benzo, sako, nebeturim. Tokią milžinišką degalinę, sako, nėra. Tai čia yra kažkas. Ką tik sustojau, žiūrėkit, aš esu visiškai permirkus, bet teko priimti tokį sprendimą, tai teko apsisukti. Stadijai pasiekiau tą patį viešbutį. Taip rimtai atrodau, ką? Jau tokia rimta backpackerė. Visa šeima, vyras, žmona, vaikas ir dar vyro mama. Žinėjau tokį visiškai vietinį turgų, tai užėjau. Oi, kaip skanu jau matau. O mėgstamiausia, tai šitie visi makaronai. Tai ką stebina, kai jie turi tokių vat paruoštukų. Va tokių paruoštukų. Va, nusiperki kažkokių tai ar padažiukų, ar kažko, tai supakuoja tau. Kaip cute. Žinau, kas čia, bet reikia paragauti, visur juos pardavinėja. Nu, žinau, kad kiaušinis, bet ta prasme neįsivaizduoju, kas ten vidus. Na, realiai, pamatau kažką gražaus, aš apsisuku, sustoju ir tiesiog skiriu laiko pasižiūrėti, nes tiesiog sėdi. Mano hostelis, va čia vat. O čia gyvena va tiek va beždžionių. Eina savo. Aš dar neturiu užsisakius kambario. Tik pažiūrėjau, kad turi laisvų vietų, tai atvažiavau, pažiūrėsiu, kokią kainą bus čia. Jeigu ką, aš vietą iš karto užsisakau per Agodą ir viskas. Ta prasme, is this real iš viso? Ir beždžionės. Ką tik buvau duše, įeinu į dušą ir jau jaučiu, kad nebus šilto vandens, sakau, tai panai, kuri čia dirba, sakau, man lauk šilto vandens ar net nelauk, sako, nelauk. All good, tai priverstinai, vat, po šaltų dušų prausiuosi jau kelintą dieną, tai va dėl to gal ir miksinu tarp viešbučių ir hostelių. Žmonės va tiesiog čilina, visi solo gyventojai, visi po vieną. Buvo šiaip klausimų dėl hostelių, tai taip, visą laiką turim tokią užrakinamą spintelę. Nu, čia, kad suprastume, tai net, pavyzdžiui, yra šaldytuvas pilnas gėrimų, tai tu tiesiog paimi, ką nori ir parašai savo vardą, kad paimai. Ir tau tiesiog galia tavo kelionės suskaičiuoja, ką tu gėriai. Nu, čia labai visi vieni kitais pasitikė, nes solo kelionės yra tokios apie tai. Tai, nu, labai retai, kas ima, vagia kažką, ar kad kažkas kažkuo, nu, žodžiu. Solo kelionės yra something different. Nu, va, po dušo jau, kad suprastumėt, va, visi sėdi po vieną kalbą. Čia visi atvažiavę po vieną. Keliauja panos iš skirtingų šalių. Nu va, visi gyventojai susirinko šito hostelio. To hostelį ir solo kelionės fainos, nes susipažįsti su labai daug žmonių skirtingų. Nusprendžiau pasilikti dar vienai nakčiai, žiūrėti viską dienos metu. Šiaip čia labai fainai, daug žmonių, labai įdomu ir labai fainai išgirsti jų planus. Pilna istorijų yra, kai po vieną keliauja ir po to susitinka ir keliauja kartu. Tai mano tėtis sako, kodėl tu neimi namuko, kodėl tu neimi gyventi viena? Nu, nes skirtumas yra toksai, kad jeigu tu gyveni su 10 žmonių kambarį, kainuoja 9 eurus, jeigu gyveni namuką, kainuoja, pavyzdžiui, 20 eurų. Nu, tai tas skirtumas yra labai nedidelis. Bet aš sakau, tėčiui, tu nesupranti, sakau, aš noriu gyventi su kitais. Sakau, tame ir yra esmė. Aš, vat, jeigu noriu būti viena, tai aš pasiimu viešbučius aplinkui, nes ne visur yra hostelių.
Tai galvoju, ką čia nuveikti, tai sakė kiti, kurie jau buvę, kad čia yra toksai paplūdimys. Varysiu bandyti surasti. Čia... Šiaip labai atrodo, čia man sudėtingai viskas. Nu, vaginai taip jaučiuosi. Tiek nesuprantu tokio paprasto mapso. Nežinau, šiaip norėčiau turėti kamerą ant kaktos. Aš ką tik su tuo mapsu, tokiu vaikišku, atvariau į parduotuvę. Rodau aš tą mapsą ir klausiu, kur čia važiuot, gal jūs žinot. Sakau, yra toksai secret beach, ir jie mane kaip į kokią durnę žiūri, jie tokie, no, there is no beach. Jis say, I have a map. Aš turiu žemėlapį ir aš rodau tą žemėlapį, tokį vaikišką, ir jie į mane žiūri ir galvoja, Jėzus, kur jinai tą žemėlapį rado. Negaliu, kaip juokinga, o dieve. Jau čia galvoju, blema, pati nusipiešė žemėlapį ir ateina klausinėti žmonių, kur čia važiuot. Aš visiškai pasiduodu, aš tiesiog nežinau, kur važiuot. Tas žemėlapis, nu, yra, pasižiūrėkit, tiesiog palmės tipo šonė. Aš nesuprantu, kas dar žemėlapį tokį neaišku. Tai žodžiu, aš nusprendžiau pasilikti čia dar vienai nakčiai. Tai jau atsikėlus ryte būna tiek žmonių, visi pusryčiauja. Šiaip gyvenimas su visais, tai tokį primena stovyklos laikus, kada visi labai su visais bendrauja, kalbasi. Pamatai naują žmogų, iš karto sakai, labas, aš Laurita, iš kur tu daug bendrauji ir visi tokio pačio mąstymo. Pavyzdžiui, varai vakarieniauti, tai tu pasiūlai aplinkui iš save esantiems žmonėms galbūt toksai community, nes visi po vieną keliauja, tai čia labai normalu yra, pavyzdžiui, prieiti prie kito žmogaus ar vaikino ar merginos ir sakyti, žiūrėk, aš planuoju važiuoti į paplūdimį, gal nori kartu. Ir keliauti vienam nėra ko bijoti, visi tokie patys keliautojai hosteliuose. Rekomenduoju. Važiavo vakar ispanų grupę, tai šiandien bandysiu su jais ieškoti to paplūdimio, nes aš vieną jau nebenoriu varyti. Nu va, ne vieną varau su bernais, tai bernai randa kelią. Nu tai kelias nuo toksai, o mes pasirinkom šiek tiek sudėtingesnį, tai mes einam, žodžiu, akmenim. Aš šiek tiek kraujuoju. Tai įvykdytas šiam planas, pamatyti šitą paplūdimį. Paplūdimys tai yra iš viso wow. Ta prasme, kiti klausė instrukcijų, tai kiti čia per džiunglės atėjo, mes tai per kalnus. Vakare dar turiu vieną tokį planą, pamatyti tokius šviečiančius mėlynai gyvūnėlius vandenyje. Tai kai palieti vandenį, jisai nusidažo mėlynai. Sakė, nufilmuoti praktiškai neįmanoma, bet aš pabandysiu. Žmonės važiuoja. Kiti irgi iš mūsų hostelio. Čia tik iš mūsų hostelio žmonės, nes čia aplinkui arba labai brangus viešbučiai, arba nieko nėra. Tai parduotuvė vietinė tokia maždaug visko po vieną sudėta. Labai mažai produktų. Trečia diena po šaltų dušų, nes čia nėra vandens šilto. Bet jau rytoj išvažiuoju, pasiėmiau hostelį Rayleigh Beach. Sakė, gražiausia ta krabė, tai pasižiūrėsim. Radau tokių, čia turėtų būti pasidėję pleistrį, jeigu gerai susikalbėjau. Čia kažkokie milteliai. Taip sakau, nurodau užsiklijuoti ant žaizdos, o taip padariau, jis sakė taip. Aš vietoj pleistro užsiklijuoti žaizdai nusipirkau prieskonių. Prie vaistinėlių visų žiūrėjau, čia kokie vaistai, ne prieskoniai. Vandenį, plaukiam su, how does it call? Bioluminescent plankton. Ir dar žaibuoja. Viduje dabar čia viduje yra tokie planktonai, kurie turi šviesą. Dabar pabandysim išjungti šviesą ir jums parodyti. Okay, down. Nerealus jausmas, mes tiesiog sėdim jau kokią valandą laiko vandenį. Yra tiesiog kažkas, neįtikėtinai gražaus. Liko įveikti paskutinę atkarpą motorolerių, tada laivu persikelti į Rayleigh Beach. Prieš mane išsikraustė žmonės netyčia, turbūt netyčia, laimė mano ausinukus. Nes jie irgi tokius pačius turėjo ir mes dažnai kraudom toj pačiai vietoje. Šiandien arba rytoj įskrenda į New Zealand. Ir taip... Tik ausinukais, aš klausau muziką, kai važiuoju, kad man būtų smagiau. Tik ausinukais aš girdžiu, kur man sukti, mano mapsas eina per ausinuką. Dar lyja visą dieną. Kadangi aš labai liūdėjau, kad tiesiog viena mergina sako, jog turiu vienus, kurių nenaudoju ir man tiesiog davė ausinukus. Kraunamės. Važiuosim. Šiek tiek buvo pasinervinta, gavau ausinukus, dovanų, kad man būtų smagiau važiuoti, bet kada gali pradėti lyti. Pergyvenu, nes tas griaustinis, kad man teks važiuoti labai šlapiai. O tai reiškia slidžiai, bet aš privalau pasiekti Rayleigh Beach, nes čia buvau 3 dienas. Gana. O šiandien šeštadienis, tai aš labai norėčiau jau biškelį į civilizaciją grįžti. Šiaip man atrodo, mano kuprinė yra neperšlampama.
vis tiek galvoju, gal uždengti ją dėl visako, tada nebūčiau su šlapiais daiktais, nes tai būtų labai nesėkminga diena. Pipipi sveika gyva, viskas gerai, o čia yra tikrai svarbiausias dalykas šitoje kelionėje. Kadangi pradėjo lyti, o čia negalime eiti į vidų su batais, tai visi savo batus palieka prie įėjimo. Ir pradėjo žiauriai lyti ir mano visi batai pagrindiniai sušlapo. Važiuoju su kojinėm ir su tapkėm, tam, kad nebūtų, juosiu, kad neslidinėtų koja. Nu žodžiu. Fuck. Labai negerai. Važiuojam. Situacija tokia, tokia permirkus esu. Sustojau pas kažkokius žmonės į namus, žodžiu, pasėdėsiu, kol nustos lyti. Šiandien dienelė, sakyčiau, iš visų mano turėtų dienų tokia mane labiausiai erzinanti. Sušlapau batus, pavogė arba netyčia paėmė mano ausinukus. Neišvažiavau laiku, nes ieškojau ausinukų, tai tą valandą, kai nelijo, praradau ieškodama juos. Ir važiavau čia kiek 10 minučių ir pradėjo lyti, tai dabar visą esu šlape. Užvažiavau pilnai nepasirodus telefono, esu strigusi, nes negaliu važiuoti per lietų. Jeigu važiuosiu, tai žiauriai sušlapsiu ir pavojinga ir dar nežinau, kur važiuoti, nes neturiu interneto ir nematau mapso. Aišku, išsisuksiu, čia maža bėda, bet tiesiog šiaip nervina šitas diena mane. Jaučiu, kad važiuoju, lyja. Sakau, kaip man nusigauti iki Riley Beach ir nesupranta, ko aš noriu. Prašau pasinaudoti telefonu, kad pamatyčiau, kur. Rodau savo telefoną, aš neturiu interneto. Ir tiesiog žiūri mane ir nieko nesupranta. Ir nei vieno žodžio. Ir tiesiog lietus tik tai atrodo, kad smarkiau pradeda lyti. Šiaip tai kaip aš ir nesiparinčiau, tarsi visko būna, aš viską suprantu, aš negalėtaus parinasi šiaip iš viso. Tiesiog aš labai noriu išvažiuoti apskritai iš to kaimo. Ir žinot, kaip mano tas dienas, bet tiesiog tik viskas va taip, va. Nustojo lyti, palieku šitą vietą, 30 minučių iki vietos, neturiu interneto, tai tikiuosi nusigauti iki 7-Eleven parduotuvės ir rasti ten. Ne taip turėjo būti, bet viskas gerai, svarbu dabar spėti į keltą ir apskritai nuvažiuoti. Gerai atrodo, debesėlis. Pradėjo vėl lyti, pavažiavau tai 5 minutės, bet čia kai lyja ir vėjas pučia, tai ir šalta iš tikrųjų. Vėjo pasipriešinimas, tai čia yra šiaip kosmosinis, va tai va, varau. Aš esu Laurita ir man ką tik nuleido padangą. Tiesiog žmogus buvo netoli, aš tiesiog priėjau prie jo, sakau SOS, help me. Ir jis dabar žiūrėkit, ką daro. Negaliu vairuoti, man sprogo padangą, tai man tiesiog žmogus, kad man nereikėtų tempti, jisai mano motoroleriui. Kokie geri žmonės, žiūrėkit. Ir einame su knišliuku, neklausimė. Iki saulės nusileidimo liko 10 minučių. Tai greičiausiai būsiu tamsoje kažkokiam miestelė, kur, kiek žiūrėjau, nėra nei vieno viešbučio. Vyksta toks atėjimas, va čia yra padangų, jau matau. Jas. Esame judrioje šiaip gatvėje. Dėl to jis man ir padėjo turbūt, nes aš čia būčiau viena tai apsiverkus. Tai pasakiau ką tik per Google Translate, kad man reikia naujos padangos. Tai nežinau, kiek užtruksime. Liuks dienelė. Aš šiaip yra nepasiduoti blogai dienai. Aš tai esu vis tiek geros nuotaikos. Man žinokit jau tasai isterinis juokas. Juokinga jau net. Bet nesvarbu. Tai aš nepasiduosiu, aš galvoju vis tiek bandysiu nuvažiuoti iki kitos prieplaukos. Nes paguglinau, kad nėra laivo jau man iki mano vietos, tai aš tiesiog pabandysiu surasti kokį nors vietinį žmogų su laiveliu, kuris mane nugabentų vis tiek į mano vietą. Ir tada, žinau, kas bus tada? Tada aš gersiu tekilo šotus. Už šitą visą dieną. Tai nežinau, kas dar gali man čia nutikti. Kiek kainuoja čia padangos keitimas, žinosime tuoj. Tas kem 2 eurai. Tai yra taip žodžiu, tai va, nesiseka ir tada kažkas pasiseka. Va, pavogė mano ausinukus, bet man padovanojo ausinukus. Nuleido padangą, bet kainuoja tik tai 2 eurai. Ir dar nuvežė mano motorollerį iki čia. Finish? Good? Good? Ta vyra, kur man padėjo atsivežti motorollerį, aš tiesiog apsikabinau. Ačiū, taip apsikabinau. Šitam, kur man pakeitė padangą. No, kapanka, it's for you. Palikau arbatos, of course. Galbūt man bus kokia nors dabar gera karma. Keičiam šitą visą dieną į gerą dieną. Gera diena šitą, nuostabi diena. Daug pamokų, suktis iš situacijų žodžių mokinamės. Vieni pliusai. Veiksma, šeštadienis, žmonių pilna. Tai pabandom nusikelti, jeigu nepavyks, viskas gerai. Liksim čia, varysim vis tiek tekilo. There's a boat, no? Tai aš jeigu viena plaukiu, tai man 1000 batų, jeigu 8 žmonės, tai tada 105, bet reikėtų 8 žmonių, kaip manęs gauti, aš nežinau. Šviesa tunelio gale, jau turime 4 žmonės, kurie plauks. Varau, nusipirksiu alaus,
Ir ta prasme, aš jau toj valtį, tai va tai pasidėsiu. Careful. No. Okay. Oh my god, this day we are going. Oh my god. Keturiese, 8 vietai valtį. Šlapau, bet jau čia mažiausia šitoj dienoj. Labai ramiai plaukia. Aš paprašiau, kad užsidėtų meštus, nors šiaip tai nereikia. Esame čia. Rojaus kampelis. Lipam. Žodžiu, mes visi gyvenam atsimenu kitose vietose, jie viešbučiai. Aš hostelį, labai populiarus hostelis, tai ten visą laiką būna pilna. Tai tiesiog aš sakiau, išsirinksiu kokį nors bet kokį viešbutį čia ir liksiu dar būtinai nakčiai. Šiaip labai patogu keliauti su kuprinė, bet aš jau po visos dienos šiaip tokios stresinės šiek tiek esu pavargus. Juokat prašą, pažiūrėkit, kiek laitų turėsiu užlipti dabar iki savo viešbučio. I made it. Fucking made it. Nu tai ką aš jums galiu pasakyti? Never give up. Varau į dušą ir varau tekilo šoto. Čia naktį, vaus reikalų, dar po tokios sunkios dienos, antrą aukštą gavau. Turiu tokią lemputę. Ką jau truputėlį žmogų pavirstu? Tai mat. Va, toks veiksmas vyksta. Čia žiūri bernai pūlę, matau. Man tekilo shot. Lemon and salt. Nu ką, kaip ir sakiau. Tepam ką? Nu va. Tai toks veiksmas. Šiandien sakė, visi varo į Muay-Thai kovą. Tai varau į Muay-Thai kovą, 3 pam, plus gėrimas įskaičiuota ir šotas po to. Tai... Kaip nukrito nuo laiptų, eina savo. Visi iš baro tiesiog eina ir varo į kovą. If the red wins, shots for you. If the blue wins, shots for me. Okay. Pirmą, kas man daro su muškiniais bičius. I'm gonna try SMS. Go out from my vlog. I can feel it. Go out. Žodžiu, įsimaudžiau baseinį. Visiškai praradau balsą. Ar čia nuo nuovargio? Bet einu jau į savo kambarį. Einu miegoti. Ir to laukia nauja diena. Dar net nėra 8 ryto, jau nėra žmonių. Žmonės yra, kurie keliauja, jie jau išėjo, jau išvarė visi, jau toliau keliauja. Aš tai ačiū nesikelėsiu, aš lieku lovoj. Šiaip mane šiandien paklausė tokio klausimo. Aš atsikėliau ir čia prieš išėdamas vaikinas sako, ar tu keliauji solo? Sakau, jo, solo. Sako, ar kaip tau tas solo keliavimas? Sakau, blemo, ir aš taip pati savo atsakiau iš tikrųjų. Sakau, tai kad aš visur solo, sakau, aš ir namie esu solo. Gyvenu viena, einu kažką veikiu viena. Sakau, lygiai taip pat esu ir čia tiesiog, kad kitoj šaly. Nes vat įdomus tas pastebėjimas, kad mano gyvenimas realiai nepasikeičia mano kaip asmens. Aš lygiai taip pat einu miegoti viena, atsikeliu viena, bendrauju su žmonėmis, tiesiog daugiau žmonių susipažįstu, kurie turi panašesnį mąstymą į mano, nes čia keliautojų labai daug tokių kaip aš, kurie irgi nemato gyvenime tik tai darbo ir atostogų vieną kartą per metus savaitę laiko. Žodžiu, nežinau net ką noriu pasakyti, sunkus visai rytas, balso neturiu, bet galiausiai dieną užbaigiau 10 iš 10, buvo labai smagu. Lažinausi, laimėjau 2 kartus, tai ir diena buvo geresnė, ir sumuštinis buvo žiauriai skanus. Bet šiandien visi pradėjo keltis jau 7 ryto, ir aš jau atsikėlus. Aš neturiu drabužių, viskas yra šlapia. Bet mačiau, čia yra visokių parduotuvių, tai bandysiu nusipirkti kažką apsiremti. Tada rytas. Nu ką, išsikraustau iš viešbučio, aš pasiėmiau, kadangi čia neturiu kambarių, pasiėmiau kambarį apačioj. Bet čia kokį vaizdą turėjau. Už 9 eurus. Nu ką, kuprinė ant pečių. Ir keliaujam. Nes jau tikrai norėtųsi drabužių švarių. Kitas hostelis, tai aš čia šiandien liksiu. Tai palieku savo kuprinę, kuri yra šiaip yra, žiūrėkit, keliautojo kuprinė ir mano. Tai dvigubai mažesnė. Nu va, sveria mano skalbinius. This 120. 120 and for shoes? For shoes 150. And total
Tai dabar kalbam apie šitą salą, tai iš tikrųjų šitą salą yra tobulai tiem, kurie nori turėti viską vienai vietoj, bet neturėti tokio didelio streso. Čia nėra eismo, nėra motorolerių, nėra mašinų, viskas vis einama yra tiesiog pėstute, ir miesto, ir vakarėlių, ir ramybės, ir gamtos, ir pilna ekskursijų. Žiūrėkit, kuprinė didesnė už merginą. Nu, nebrangu, žodžiu, va, kajakai ir supai. Va, pasiimti juos irgi kainuoja labai nebrangiai. Pasiimsiu aš irgi šitą ir varysim. Hi, we would like to have a room for two. For me and for him. Kainos kavinėse tai brangesnės šiek tiek, nu taip jau matosi, bet dar ne crazy. Bet pažiūrėt, pavyzdžiui, tom jam siurbytės, pavyzdžiui, curry, nu vis tiek kainuoja jau. Žodžiu, tai šiandien perku bilietus į kitą šalį. Turiu išskristi iš Tailando dėl vizos, nes jau antrą kartą prasitęsti jos negalima. Turiu būtinai palikti šalį ir tada vėl atvažiavus, vėl gauni 30 dienų nemokamai. Tai mano planas dabar yra skristi į Balį. Toks kaip ir yra planas, bet kaip ir nėra, nieko nesu užsirezervavus, nieko nesu nusipirkus, jo neturiu bilietų užsisakius, bet tiesiog planuoju, galvoju ir po to žiūriu, kaip gaunasi. Tai va.